gerbiami garbūs mūsų svečiai, konferencijos dalyviai, pranešėjai ir organizatoriai. Visi mes gerai suprantam, kokią didelę reikšmę turi auklėjant vaikus, paauglius, jaunimą, būtent muzikinis ugdymas. Ir šiuo atveju mūsų universitetas, kaip, sakykime, ir kiti universitetai Lietuvos, muzikos ir teatro akademija, tiems dalykams labai daug skiria dėmesio ir puiku, kad mes taip pat išleidžiam į būtent pasaulį, į mūsų šalies kultūrinį gyvenimą labai neblogai, net galbūt pasakyčiau gerai paruoštus būsimuosius mokytojus, pedagogus, kurie vėliau dirba formaliojo, neformaliojo ugdymo sferose ir pasiekia labai puikių ir gerų rezultatų. Džiugu tai, kad šita konferencija yra, galima sakyti, tokia tarsi tęstinė, tai praeis dar kiek tai metų, vėl ko gero mes sugrįšim prie tų pačių problemų nagrinėjimo. Puiku, kad tokiose konferencijose dalyvauja ir užsienio mūsų svečiai, kurie taip pat turi gerą patyrimą sukaupę ir galų gale idėjų. Taip sklaida mums visada yra labai reikalinga. Ir jo labiau, kad visi gyvenam tokiam pasaulyje, kuris šiek tiek tarsi nutolęs nuo labai dosnios, be galo subtilios, galima sakyti, dieviškosios žmogaus prigimties. Tai vis tik tai ta aplinka, kurioje mes veikiam, gyvenam, toli gražu galbūt netitinka mūsų visų iliuzijų, svajonių, įsivaizdavimo, kaip mes gyvenam ir kaip turėtų būti surėdytas pasaulis, sutvarkytas. Taigi, bet kokios galios kūrybinės, ar tai bus muzikinis ugdymas, ar tai bus vizualinių menų įtaka žmogui, apskritai meno poveikis žmogui, daro jį labiau, reiškia, subtilų, labiau pakylėtą, labiau, kaip mes sakom filosofai, kilnų žmogų. Tai aš galvočiau, kad šitos konferencijos užduotis yra tokia: pasikeisti mintimis, patirtimi ir galų gale, reiškia, vieni kitus paremti. Tai yra paremti taip, kaip ir privalu kam? Humanistui. Tai linkiu visokeriopos sėkmės konferencijai. Ačiū.